Artūrai, kaip tu galėtum paaiškinti, kas komandai atsitiko antram kėliny, kai beviltiškai atrodė? Nieko, kaip paaiškinti. Paaiškinimas paprastas, kad ne tik antram kėliny, bet ir nuo pat pradžių mes tiesiog, manau, neišpildėm to, ką treneriai reikalavo. Ir viskas, tiesiog šiandien, manau, nei aš nežinau, nei niekas nežino, kas atsitiko. Tai va tai. Antram kėliny buvo labai daug grubių momentų, nuo ko ten viskas prasidėjo. Atrodytų rezultatas jau kaip ir aiškus, bandėt keršyti tokiais būdais, prašau. Na, tai paprastai taip ir būna šiaip. Kada žaidimas neseina, tada žaidėjai pradeda, kaip sakant, smegenų ieškoti kitoj, kaip sakant, vietoj. Bet iš tikrųjų tai ne tai, kad jie buvo šiandien, taip, kaip visada sako, nugalėtojai laimi geriausias. Bet šiandien mes nežaidėm to žaidimo, kurio turėtume žaisti, kurį mes demonstravom praeitas 2 varžybas. O šiaip, manau, dar yra galimybė mums reabilituotis, tiesiog reikia, manau, komanda padarys išvadas ir pasiruošim kitom varžybom. Ir šiaip noriu atsiprašyti Sirgalių už tokį žaidimą.